tai ką, sveiki žvejai. Senai besimatėm, senai bekėlio viduose, paskutinis toks buvo toks labai vykęs, nevykęs, nesvarbu, svarbu buvo laiks gerai praleis. Išaušo proga, išaušo laiks nuvykt man dabar į Švediją. Esu varęs į Švediją, esu filmavęs kelionę į Švediją. Čia buvo užpernai prieš porą metų, kaip važiavom velkiauti į vieną didžiausių Švedijos ežerų. Tai mes žvejojom su švedų gidu praeitą kartą. O dabar yra atsiradęs gidas lietuvaitis Karolis. Dar nežinau aš nieko apie jį daug. Čia visai neseniai jisai iššoko Facebook'e ir jisai žvejoja, plukdo žmonės. Ir bus labai įdomu nuvykti, pabendrauti su juo, pasisemti informacijos, nes kuo tolyn, tuo blogyn darosi čia pas mus Danijoje nelabai ką gaudyti. Nu kaip yra ką gaudyti, bet labai sezonas toksai išmėtytas. O ten yra didžiulis ežeras ir ten gali visko pagauti. Gali lydeką, gali starkį. Aišku, jeigu juos labai jau specifiškai gaudyti, tai jau reikėtų turbūt žinot, kur plaukti ir ką daryti. Bet aišku, pagrindas ten yra Palija, Upėtakių, yra Margųjų ir Lašišos, aišku. Tai vien smagu vien dėl to yra, kad yra daug skirtingų žuvų. Galima netgi, sakė, nuo kranto gaudyti lašišas. Nu, tikrai įdomu. Tai man labai įdomu tiesiog nuvykti su žmogum pabendrauti, išgirsti jo, kokia yra patirtis. Gal to pačiu ir kažką pagauti. Galvoju, biškį filmuosiu, kiek išeis, kiek neišeis. Ir gal kažkokį vidosiuką sumontuosim. Tai dabar yra pas mane 6 vakaro, keliuosi su keltu iš Danijos į Švediją. Važiuoju iš vakaro, šiaip atstums nedidelis, apie 250-260 km, nu grubiai 300, jeigu važiuot iki tos vietos, kur jisai šiaip žvejoja. Bet sakė, rytoj biškį pus vėjas, tai jisai pasileis žemiau, kadangi ežeras yra labai ilgas, tai mes iš apačios plauksim, kad kaip suprantu, pabangiui, kad pavėjui, kad biškį pasislėpt nuo vėjo. Pliusas tam ežere, kad jisai yra žiauriai ilgas, toks apysiauris, ilgas ir vos ne bet kokiu oru gali žvejot. Nu, bet aišku, uraganai laukia siaučia, net nėra malonum žvejot. O mano tikslas tai iš tikrųjų yra, kad nuvažiuot, išmokt, pasižiūrėt ir kitą sykį, pavyzdžiui, pasimtus ilgą savaitgalį, pasiėmus savo laivą, atplaukti ir pažvejot. Nes ten biškai kitokie masalai, mažesni negu kad lašišus gaudant jūrai, ten taisyklės gal kitokios, nu, žodžiu, pabendraut, sužinot, o paskiau žiūrėsim. Jo, galiu parodyti savo apartamentus, kur išsinau, čia toks namukas laukia, visai šiaip neblogai. Kaip vienam toks žvejybinis namelis, kažkokios prabangos čia nėra. Staliuks, šaldytuvus, jeigu nori ir arbatos gali pasidaryti, kavos, nors čia man nelabai ką tai reiks daryti. Va, teliką pažiūrėti, tai man nepatiko biški kažkokia ar neišpurtyta lova. Va, nematysi, va, pilna plaukų, kažkokias tai bledės mieguoja. Tai patalynės man nereikia, aš va įkrisiu savo mėgmaišiuką ir mėguosiu, nes čia už patalynę dar papildomai mokėti. Visi, aš einu dar pasijungsiu kompą, pažiūrėsiu YouTube, kaip žvejoja kiti žmonės, o mes susitiksim rytoj ryte. Prisisluoksniuoju rūbų, nes geriau biški karšta negu biški šalta, ne, per visą dieną. Nežinau, koks laivelis pas Karolį. Žinau, kad atviras ir laukia reikia sėdėti. O, tai geriau daug plonų sluoksnių, kaip daro alpinistai. Na, liktai parlėkė žvejybos gidas. Karolis, Karolukas. Mūsų laivelis. O, koksai nedidukas gražus laivelis. Labą rytą. Sveikas, va jau lemputės mirksi. Taip. Tai ką, ruošiamės mes ir
Tuoj susitiksim ant jūros kranto, ant upės, ant ežero kranto. Čia tai rimti reikalai. Tai reikia, sakau, tradiciją kažkokią pradėti daryti. Galvoju, gal kūro pamiršai užsipilti. Ne, kūro yra, dar du bakai pripilti. Nu ką? Neptuniukui. Neptuniukui. Nu. Ir tikimės, kad bus geriau nei vakar. Ką mes čia turim? Palmę! Taip. Nu, tokie lengvi tie kibimai. Jeigu pradeda kaukti šitą meškerę dauninį, tai jau būna geras kaip Galas sakė. Tik įpylį, matai, pakeitė į biškį gėrimą. Eido! Bye. Ką turim? Kas yra? O, iš antrosios paėmė. Jaučiasi. Nes buvo tik tai sakant, bet palmė labai dažnai kerta iš antro karto. Vibruoja. Aha. Palaikiau tunk smūgį. Ar kibimas vien? Palį jau pušys. Ruošias? Vedu. Gerai, gimti antrą. Bet tai apsas meluoja, girdi, turėjo dabar nekipti. Dėl to aš visiškai stengiuosi tikėti, kada gerą rodo, žinai ką. Irgi apeksiukas čia kur prieš tai ant tos pačios. Jo. Nu, būdo išildosi beniušutis. 3 žuvis. Vėl sekės paskui. Geras. O, dabar didesnis dar. Uhu. Pradėjo prašyti. Čia jau kažkas rimtesnio. Bet irgi, matai, kiek laiko truko per antrą kartą. Nu, susinervino, kad pradėjo bėgti viršų. Bedu. O, čia tai gera. Vat, ko mes ieškojom. Rimtas kotas su šiupeliu, šipeliuoja į savo žuvį. Viduj sėdint geriau kimba. Nu super. Šilta pasidarė, kai kimba. Tai 2 paleidom, 2 didelės, jau įmamas. Nuo 5 coma negalim im palies. Jo. Nu, O, va čia. Čia smagumėlis. rodo žuvies dabar ir kokį 60 metrų gylis. Sargis. O, dar žiūrėk, nu šiam nebus. Bet jau į tą pusę. Tai duodam jam polys. Kiek visokio turto pas Karolį. Vobleriukai visi. Gražuoliai. Paėlius, nu. Nu, tai Ir pats pamačiau, kaip atrodo. Apsidaužiau dar.
palyje. Neršosi buvo biški tokia mėsytė nevalgoma, sakė Karolis. Neskani. Valgoma, bet paskau gali... Įsiriubėnė, kas jau labai norėtų. Biški bangus duoda prieš... Prieš bangą labai geri kibimai. Šiandien labai pasteisino prieš bangą einant. Tai dar einam prieš bangą. Kaip matėte, ir lašišikė buvo dar maža, tai visai gera. 7 žuvis jau šiandien. O ką? Ne, ant plėšeriuko, ar ne? Čia ant Da, tai būna. Vedu. Jau šita. Ne, neršinti. Ai, smagumėlis. Biški vėjas toks sukilęs, nemalonus, bet šiaip smagu. Be, pasipriešinimas yra. Mažesnė. Tai joje ir tas vateliakas yra nuimtas. O kodėl? Tai irgi taip žymė. Taip stiprokai laiko. 10 šiandieną mašiau. Įmam. Na jo, 60 buvo. 60. Все, žvejyba baigėsi. Pakuojam, padedam kapitonui užsitempt laivuką. Nu kun žvejė, va tokia ir žvejyba. Nuvariau kolonėlinius, pirkau kavos. Pasėmiau ledukus įpiliu ant žuvies, kaip ir nereiktų, laukia 3 laipsniai, bet jeigu būn viesiai 3 valandos kelio, kol grįšiu namo, kad neprarūktų. Va. Tai tiek žinių, tokia ta žvejyba, žiauriai super. Tikrai rekomenduoju pas Karolį kam nors, jeigu kas nors norit išbandyti, sužinoti, pažvejoti. Vis tiek trollingo žvejyba yra specifinė žvejyba. Čia nespinigavimas, ne, gal sakyčiau panašu kaip prie dugninės sėdėjimas, laukimas. Toks, kai jau kimba darbo ir, kai nekimba, vat sėdi šnekučiuojas. Arba jeigu vien žvejuoji biškį, ką nors su savim pamastą pabūni. Va. Tai labai faina žvejyba, tikiuosi buvo čia ką man sumontuoti, sudėlioti. Ir tikrai kitkart bandysim sugrįžti su savo valtim arba vėl pas Karolį svečius, jeigu tingėsiu savo valtį temptis. Tai tiek žinių tam kartui ir neižvyno visiems, varau numiai.